Sveiki, mano vardas Darius ir aš 22 metai jau dirbu su nekilnojamu turtu Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje. Aš turiu nekilnojamo turto licenciją Amerikoje, man atrodo, 12 metų. Tai paskutiniai 4 metai aš gyvenu ir dirbu iš Miami, bet dirbu su Lietuva. Dabar, kai žmonės kalba su nekilnojamu turtu daryti, dauguma turbūt galvoja, kad tarpininkavimai, agentavimai ar kažkas tai panašaus. Per tuos 22 metus aš esu daug ką daręs, ne tik tai, kad agentų dirbęs, bet ir pirkęs pardavęs nekilnojamo turtą. Mano stipri pusė yra agentų apmokymas, turbūt Lietuvoje niekas negali taip apmokyti agentų kaip aš. Ir matot, net aš esu ne Lietuvoje, bet aš galiu sėkmingai mokyti agentus ir nebūdamas Lietuvoje. Tam yra panaudojamos technologijos. Dabar paskutiniu metu netgi jau kūrime internetinius projektus. Tai dabartinis tiksavininkai.lt esam sukūrę nekilnojamo turto sistemą. Reiškiasi, nekilnojamas turtas yra labai plati savoka. Yra toks netgi pasakymas, visi verslai prasideda ir baigėsi nekilnojamo turtu. Čia yra absoliutus išsireiškimas ir tai yra tiesa. Jeigu nebūtų nekilnojamo turto, reiškia, nelabai ką padarysi. Bent jau koks garažas ar sandėlys visada yra reikalingas. Arba jeigu dirbi iš namų, tai namai ir yra tavo nekilnojamas turtas. Tai va taip, jeigu trumpai, dabar iš tikrųjų kalbėsim mes apie tai. Aš noriu pranešti, kad ieškom žmonių visoje Lietuvoje, visose miestuose ir miesteliuose. Ir ieškom žmonių, kad būtų geras charakteris, nebūtinai patirtis ir žinios, bet kad būtų geras charakteris. Dabar kokių žmonių ieškom? Ieškome žmonių, man reikalingas vienas vadovas Lietuvoje. Vienas vadovas, ar ne? Noriu pabrėžti, kad man geriau sekasi mokyti merginas ir moteris ir atsiprašom vyrų, kad jau taip gaunasi, kad aš esu daugiau moterų paruošęs, nes jau kai kurie vyrai skundėsi į lygių teisių galimybę, kad aš tik tai moteris mokau. Reiškia, bet čia jų problemos, man atrodo, jeigu vyrai puola skūstis kažkur, jau tokie vyrai man tuo labiau nedomina, ar ne? Ir kodėl moteris? Todėl, kad nekilnojamo turto verslas toks yra gana įdomus ir ten greitai žmonės užsimano konkuruoti, vogti ir taip toliau. Ir moteris pradeda vogti kažkur tai vidutiniškai po 6-12 mėnesių, vyrai pradeda vogti jau pirmą savaitę. Tai, sakykime, man gaišti laiką su vyrais yra labai neekonomiška ir kad ir kaip galva besuktum, aš esu tikrai daug ir vyrų apmokęs, yra labai sudėtinga. Tai, sakykime, moteris, jeigu ir pradeda vogti po 6 ar 12 mėnesių, vis tiek jinai atneša pelną, atneša pajamas. Vyras iš karto žiūri konkuruoti, vogti, vagiliauti, sukčiauti. Esam Lietuva, ar ne, turbūt niekam nenaujiena, kokį mentalitetą Tarybų sąjunga išugdė daugumai žmonių. Tai va, tiek apie vagystės. Tai man sekasi labiau su moterimis, ar ne? Tai va, ieškoma, tuo labiau, kad šitą dabar, kur mes kuriam sistemą, yra idealiai tinka moterim, kurios augina vaikus, kurios dirba iš namų, kurios negali niekur kitą gauti darbą, neturi ypatingų įgūdžių, neturi sugebėjimų. Tai dėl to aš galiu nuraminti tos įgūdžius ir sugebėjimus aš perteikiu labai lengvai. 20 su viršų metų mokau žmonės, tai pavyksta man labai. Galiu pasigirti tiek, kad 2014 metais man pavyko paruošti virš 10 žmonių per visą Lietuvą, kurių rezultatai buvo, reiškiasi, per 3, 4, 5, 6 mėnesį, neilgiau pusės metų apmokymus, merginos ir moteris pradėjo uždirbti po 10 000 litų ir daugiau per mėnesį. Pas mane yra nufilmuoti video įrašai, kas netiki galėsiu atsiųsti. Jų interviu, jų pardavimai, jų pokalbiai su klientai, viskas yra nufilmuota ir kaip mokomoji medžiaga, ir tuo pačiu, kad žmonės tikėtų, kad Lietuvoje galima uždirbti. Paprastos mergaitės, moteris, kurios ieškojo darbų po 1500 litų ir negavo, kaip viena išsireiškė logistikos kompanijoje Druskininkuose, viena mergina bandė darbintis, nepraėjo logikos testo.
ir jos nepriėmė už 1500 litų. Reiškia, pas mus jinai 4 ar 5 mėnesį pradeda uždirbti 10 000 litų ir dabar, aišku, jinai konkuruoja su mumis, sulaužė nekonkuravimo susitarimą ir taip toliau, bando konkuruoti, bando viską savo. Reiškia, savarankiškai dirbti. Tai mano žmona pakomentavo taip šitą merginą, sako, jinai ir pas mus neišlaikė logikos testo, ar ne? Pajautė biškutį didesnius pinigėlius negu tą minimumą ir jinai iš karto pamiršo, kas ją atvedė į šitą verslą, kas ją išmokė šitų dalykų. Tai va, tai žiūrėkit, jūs nebūkit, reiškiasi, žiūrėkit, išlaikykit šitą logikos testą, kai jau pradėsite uždirbti po 3000–5000 eurų ir daugiau, prisiminkite, kas į šitą verslą jūs atvedė, kas jūs išmokė. Ar ne? Tai va, reikalinga viena vadovė Lietuvoje, vadovas skliausteliuose turi būti, ar ne, kad vieno tik tai reikia žmogaus, bet turi būti stiprus, turi bent jau kalbėti laisvai 3 kalbomis, ar ne, lietuvių, rusų, anglų, jeigu kalba 4–5 kalbas, dar geriau. Kas daugiau, turi turėti patirties, turi įrodymą kažkokių tai turėti, ne tik tai, kad CV parašyti, kokią aš tą dariau, tokį universitetą baigiau, nu kas tas šūdas universitetas, nu nieko gero, ar ne? Pilna universitetus baigus Anglijos gamyklo dirba, arba valo, va čia, reiškia, žmonėm, amerikonam užpakalius valo su ekonominiais išsilavinimais, nu tai nelabai. Bet, tai va, tie visi išsilavinimai visiškai manęs nedomina, mane domina charakterio daugiau savybės, sąžinė, charakteris, gebėjimas dirbti, gebėjimas mąstyti, kas jau labai retai be pasitaiko šiais laikais. Va tokie žmonės domina, nesvarbu, ar 20 metų, ar 25, ar 50 metų, visiškai nesvarbu. Toliau reikia, tai va vieno tokio žmogaus reikia, tokio tikrai jau vadovo, sugebančio, technologijos išmanančio, o ne tik tai, kad aš turiu daug energijos, kaip jau būna kartais. Aš labai energinga, aš galiu dirbti. Nu, kas kad tu energinga? Energingi gyvuliai taip pat būna, bet tai kokios naudos iš to. Ir, reiškia, kas daugiau? Reikalinga plėtros partiniai. Ką darys vadovas? Vadovas, reiškia, turės suburti didelį kiekį agentų ir prižiūrėti visoje komandai. Tai yra vystyti pagrindę, užsiimti personalų. Reiškia, ką darys plėtros partneriai, mūsų tie vadinami. Tai yra, jie turės suburti tokias komandas, po 10 žmonių, kažkur tai tokio didžio komandas ir prižiūrėti, panaudojant technologijas, prižiūrėti, kaip vyksta darbas, kaip vyksta pardavimai, kad būtų pastovi priežiūra, nes žmogus neprižiūrimas, kaip nebūtų gaila, jisai pamiršta, kad reikia dirbti. Ir po to reikalingi agentai, administratoriai, ne taip pavadinkim. Agentai, tai čia aktyvūs pardavimai ir administratoriai, reikės administruoti, reiškia, nekilnojamo turto duomenis, dirbti su nekilnojamo turto portalu. Tai va, tokių mums reikia žmonių, kokias galimybės ką uždirbti. Šiaip atlyginimų, tokių kaip atlyginimų, niekas negauna, niekam yra nemokama, pašalpų nedalinam, bet kas tikrai rimtai žiūri į karjerą, kas rimtai nori mokytis, dirbti ir tikrai užsidirbti, o ne gauti tas pašalpas ar tą minimumą nieko neveikiant, tai žmonės tikrai gerai uždirba. Kaip ir minėjau, yra tokių, kurie uždirba naujokai po 10 000 litų ir daugiau per mėnesį. Tai čia buvo 2014 ir 2014, kaip nebūtų gaila, pradėjo žmonės vagiliauti. Tai 2015 mes turėjom pertvarkyti visas sutartis, turėjom pertvarkyti visą sistemą, programinį įrangą, kad dabar 2016 jau galėtumėm pradėti dirbti rimčiau. Ir dabar 2016 aš manau, kad man pavyks paruošti labai stipriai žmonių per visą Lietuvą 100, o gal netgi dar daugiau žmonių, kurie dirbs dar geriau negu kad 2014 metų pas mane išmokyti naujokai. Tai va tiek. Agentam, administratoriam reikalavimai nėra kažkokie tokie ypatingi, tiesiog, kad žmogus būtų normalus, kad netingėtų dirbti, kad būtų mąstantis šiek tiek ir viskas. Reiškiasi, kas jau užsiims komandų organizavimo, plėtros tie mūsų vadinami partneriai, tai reikia, kad jau turėtų
organizacinių sugebėjimų, kad galėtų komandą išlaikyti, burti su žmonėmis daugiau, o vadovas, aišku, vadovas jau turi sugebėti daug daugiau dalykų. Būtų gerai, kad būtų patirtis, ar tai draudime vadovaujant, ar koks tinklinis marketingas, arba šiaip žmogus, kuris kažką yra padaręs gana gerai, gal mažesniais maštabais, bet tikrai yra gerai sudirbęs. Tai vat, ieškau tokių žmonių ir lauksiu jūsų pasiūlymų. Persiųskit šitą video, kadangi galimybė tikrai yra gera, bet ne tinginiams. Tinginiams geriau nesiųskit šito video. Nemėgstu žmonių, kurie bando iš biudžeto pašalpas visaip išsireikalauti, kurie sėdi bedarbio biržoje, tikrai kurie skundžiasi, kad nėra darbo. Čia yra tik tai paprastas pasiteisinimas tinginių, kad būti išlaikytiniai, ar tai vyrų, ar tai valdžios, ar šiaip, supranti, žinot, kaip lietuviai mėgsta skūstis, tai tokių man žmonių nereikia. Bet jeigu kiti tikrai yra darbštus, važiuoja tose gamyklose, užsienį vargsta, tai pas mane galima, dirbant su manim, galima uždirbti ir daugiau pinigų negu tose gamyklose, ir lengviau, ir dirbant su galva, o ne su rankomis. Tai tiek, lauksiu iš jūsų žinių. Iki.